Sveiks, Raimundai. Sveikas, Žygis. Kaip sekas šiandien važiuotau? Žinok, gan neblogai. Supratau. Pirmi 2 važiavimai buvo taip trasos pažinimas, trečias važiavimas nerealu. Važiavai pas konstruktorius? 2 važiavimus pas konstruktorius, o jau trečią pats pagal jų trajektorijas įsiminiau ir laikai kiekvieno važiavimo vis greitėjo. Supratau. Verta pas konstruktorius pasitreniruoti? Būtinai. Kelintą sezoną važiuoja aplamai su motociklu, bendrai kiek? 6. 6 sezoną. O trasose? Antras sezonas. Supratau. Kaip tu čia? Patinka, nepatinka tas oi? Dedu didelis plius. Didelis plius. Tai 4 metus be trasos buvo tik miestas, ne? Jo, tik miestas, tik užmiesčiai, tai greitkeliai. Motociklas tavo, Yamaha R1, kas jam yra padaryta tojo, kad į žiedą važiuoti? Praktiškai čia yra bazinis modelis, niekas jam nedarytų. Papildomai apsauga, slaideriai, nuimti veidrodžiai, kurie trasai nereikalingi. Kaip manai, kažko tai dar reikėtų pagerinti tavo motociklų, kad pagerėtų tavo laikas? Galima svorį palengvinti, ant sportinius plastikus uždėti, kažkiek gali dadėti. Supratau. Kurias trasas esi jau išbandęs čia mūsų? Čia, Latvijos ir Pačiarnė. Supratau. Tiem, kas nevažiavę trasui visiškai, nebandė, rekomenduotum atvažiuoti Coffee Racer ir trendėjus? Būtinai, nes išvažinėjęs kaip aš kokius 4 metus gatvėje, pamačiau, kad visai ką kita galima motociklas negu gatvėje.